Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir ką noriu pasakyti, kad mes dabar darysim su tokiu Raimondu Bružu podcastus. Tai yra maždaug bus apie 9 valandas tų podcastų, kokios 2 valandas aš įkrausiu į YouTube, kad parodyti, apie ką kalbėsim, temas, sistemas, kokie ten bus klausimai, apie sandarumą, garą plėvelę, apie, vienu žodžiu, statybinę fiziką. Jis yra ekspertas šiaudinių namų, parašęs 2 knygas. Ir šiuo metu stato karkasinius ir medinius šiaudinius namus. Ir mes kalbėsim su juo apie visą sistemą, apie statybas, apie tos, kaip sakant, tų karkasinių namų darbus, kad pasiekti rezultatą, kad kokybiškai statyti, sandariai, gerai ir ko nelabai supranta kartais žmonės, klientai, kokių klausimų atsiranda ir taip toliau. Tai visas šitas temas apžvelgsim. Tai labai daug iš tikrųjų yra tų temų, dėl to jau yra padaryta po to podcasto 3 valandos. Atsakyta į 10 klausimų, bus išėjęs tos serijos ir dar yra maždaug ant 6 valandų to bendravimo, kurio reikės, taip sakant, tas atskleistas temas, tas klausimus, apie viską pakalbėsim, gražiai pašnekėsim, mes kalbam skirtingom temom, skirtingais klausimais, nes labai daug yra tokių aspektų, kurių nėra ne YouTube, ne Facebook'e, žmonės daug klausinėja, daug neaiškumų yra, tai visas šitas temas pakėlėm ir žmogus jas atsako, fiksuoja, vienu žodžiu, per savo patirtį ir ten knygose labai daug jo yra parašyta apie tas temas. Tai stebėkit, žiūrėkit, bus įdomus žmogus, Raimondas Bružas, apie jį bus labai daug, kaip sakant, iš jo patirties atskleista, to, ko anksčiau nedariau, net podcastai tik tai dabar prasideda, kalbėsimės šitom temom. Tai tiek, iki gerų, kaip sakant, kitų kartų. Ir gerų jums švenčių, sėkmės, iki, su jumis Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos ir laukiu jūs Patreon'e, nes visos 6 valandas likusios bus su Raimondu Bružu podcastu įdėta į Patreon'ą, kad galėtų Patreon nariai turėti išskirtinės, kaip sakant, teisės, turėti išskirtinės, kaip sakant, interviu, kurių nebus YouTube. Tai tiek, sėkmės, iki kitų kartų, iki.